šiandieną, kaip ir 1996 metais, prasidėjo pirmos mokytojų dienos. Ir vaikų prašymų, ir mūsų tėvelių padėkų prasme noriu jums padėkoti už tai, kad ne tik, kad išmokinate mūsų vaikus skaičiuoti, rašyti, kai kurie mokytojai, žinau, mokina ir padūkti, ir patylėti, ir viso ko suprasti, koks yra gyvenimas. Tai šiandieną yra jūsų žvaigždžių diena. Šiandieną esate jūs patys mums svarbiausi. Nes ugdote ne tik mus kaip vaikus, bet mus kaip pasaulio kūrėjus, kurie kažką tai gyvenime tikrai nuvyks gero. Tai aš noriu jums labai padėkoti, kad šiandieną atėjo ta diena, kad vis dėlto atėjote į mokyklą ir sutikote rūpintis tais mažais mūsų nuostabiais, norėčiau sakyti, neklaždom, bet mielais vaikučiais. Ir dabar jums skambės mūsų mokyklos himnas. Dėmesio, mokyklos himnas. Kągi, o dabar vaikai, sakau, 1, 2, 3 ir darom tai, ką susitarėm, gerai? 1, 2, 3. Na kągi, o dabar jums noriu pasveikinti dar ypatingi žmonės, jie yra labai žymus. Kai kas bus iš Lietuvos, kai kas bus iš užsienio. Jūsų užduotis atspėti vis dėlto, iš ko jūs gavote sveikinimą. Ir toks sufleris. Nebūtinai lietuvis kalbės lietuviškai. Arba nelabai užsienietis kalbės užsienietiškai. Važiuojam, sveikinimai. Today is a special occasion to pause and thank those who not only teach subjects, but also teach values, open thinking, critical thinking, and empathy. The International Baccalaureate teaches us to be curious, brave, and open to the world. And that's what you, the teachers, help to make happen every day. You are not only teaching knowledge, you are shaping the leaders of tomorrow who will be ready to face the challenges of the world. This is an invaluable mission. Thank you for your dedication and love for your work. Sveikinu su mokytojų diena. Čia mokytojų, tai aš suprantu, bet aš klausiu jūsų, ar jūs žinote, kad čia sveikina? Taip.
Gitanas Nausėda, štaigi iki ko mes įsiskambinom. Ir sakėm, nereikia lietuviškai, mums užteks ir anglų kalba. Gerai, važiuojam toliau, jau truputėlį kraustamės iš Lietuvos teritorijos. Antras sveikinimas. Mes švenčiame ir sveikiname vienus svarbiausių žmonių pasaulyje mokytojus, nes kaip esu sakęs, švietimas yra galingiausias ginklas, kuriuo galite pakeisti pasaulį. Ir Lietuvoje tai vyksta kasdien. Jūsų mokyklos auga, tarptautinio bakalaureato programa čia ne tik svarbi, bet ir atveria duris į platų pasaulį. Tačiau prisiminkime, kad ne programos ar knygos daro stebuklus, tai jūs, mokytojai. Jūs įkvėpjate kiekvienu vaiku mokytis, svajoti ir tikėti savo jėgomis. Kartais kelias į žinias atrodo ilgas, bet su jūsų pagalba jis tampa lengvesnis, netgi smagus. Su mokytojų diena. Ačiū už jūsų kantrybę ir širdies šilumą, jūs tikrai keičiate pasaulį. Na kągi, truputėlį sunkėja, kai visą laiką visose užduotyse yra kažkas sunkaus. Nugi spėjimai, aš klausau jūsų. Čia Baidenas. Nu ne, jis taip gerai lietuvių kalbą nemoka. Ne, čia yra iš užsienio, iš užsienio. Nu ne, jis dar taip nedasikasėm iki jo, taip arčiau. Labai įžymus žmogus, užsienyje gyvenantis. Ne, jis ne lietuvis, šiandien apie lietuvių kalbam. Kad lietuviškai kalbėjo, tai nereiškia, kad lietuvis. Tai yra užsienyje gyvenantis, už laisvę kovojantis ir nesėkmingai atbuvęs 27 metus nelaisvėje. Bet jo užduotis yra apie laisvę. Nelsonas Mandela, taip! Today we're celebrating the real champions, our teachers. You know, like in football, it's not just about the players on the field, it's about the whole team. And that includes all of you, cheering from the sidelines. I've heard about your school football championship. And let me tell you, whether you're scoring goals or cheering your classmates on, you're all part of the same team. And just like in football, teachers are like coaches. They push you to be your best. They believe in you, and they're with you every step of the way. So a huge thank you to the teachers who make sure you're ready for every challenge, on and off the field. Happy Teachers Day, and keep playing to win, in class and on the pitch. Nugi vaikai, aš tikėjausi, kad čia mokytojai pasakinės. Šitą galima skaityti pusę balų, nes jaučiu, kad užsirašinėja. Taip. O galima dar pusę balų užsidirbti. O kaip daro vaikai Ronaldo, gali parodyti? Nu, aš tada paklausiu dar vieno klausimo. O kaip tu galvoji, kiek įmušė įvarčių Ronaldo? Žinot, aš tai žinau. 900. 8. Tai dabar jau galima būtų skaityti 900, bet dar kada plojimai. Ronaldo. Na ir turime dar vieną, jau šį kartą iš Lietuvos, dėmesio sveikinimus. Today is a very important day. Teachers, yes, teachers. They are the ones who help us understand why 2 plus 2 is 4 and why books have so many words. And sometimes they even help us find a little thing like our lost pencil. Teachers are like magicians. They can make really difficult things just a little bit easier. And somehow they always know where that missing homework went. It's a mystery. So let's all say a big thank you to our amazing teachers. Without them, we'd be a little, well, lost. Happy Teachers Day. Taip, na ir kągi turime čia? Iš Lietuvos. Lietuvos televizijos žvaigždė. Kiekvieną kartą sekmadieniais matom jį per televiziją. Dirba tik su vaikais. Robertas Petrauskas. Dar kada plojimai. Na, liko 5 užduotis, kai visą laiką, kadangi vienoje vietoje neatspėjo, tai reikia kažkaip pasitempt. Aš noriu šitą žmogų pristatyti. Jis yra miške savo rankomis nužudęs mešką. Jis savo kolekcijai turi labai daug ragų, mokytojų ragų. Jisai myli vaikus, yra griežtas,
turi labai keistus plaukus ir turi labai gerą humorą. Dėmesio sveikinimas. Mėly mokytojai, visi, kurie dirbote mokykloje, visi, kurie prisideda prie vaikų auklėjimo. Viena įžymybė yra parašiusi tokį haiku. Žinios kaip saulė, mokytojo šviesa, kelias į svajonės. Nenustokite svajoti, būkite žvaigždės, švieskite, žibėkite tiems, kurie žvaigždėmis bus tik tai ateityje. Su mokytojų diena. Na ką, įrašas truputėlį buvo silpnokas, bet aš manau, kad bus lengva jį atspėti. Kaip jūs manote, kas tai galėtų būti? Nu ne, tai įžymybė, bet ne tokia didelė. Toks supleris. Jūs kiekvieną kartą rugsėjo 1-ąją jį būtinai pamatot, jį išgirstate per mikrofoną ir viskas vyksta jūsų salėje. Gražulis, ne, dar truputėlis reikia jam palaukti. Taip, tai dabar mokytojai spėja, kasgi čia toks buvo. Jūs jį labai gerai pažįstat, galėčiau pasakyti mokytojai. Ir jūs su juo dažnai matotės. Ne Gediminas, ne. Nerijus, dėmesio Nerijus. Štai jisai už kampo jums pasveikinimą darė. Nu kągi, mes turėjom nuostabų rytą. Mes kaip tėveliai labai meldėmės, kad nebūtų lietaus, kaip minėjau. Vakar jau buvo. Mes labai džiaugiamės, kad vaikai sutiko su mūsų šventės dalimi ateiti, pasveikinti, pabūti kartu su jumis. Mes dovanojame šį nuostabų koncertą arba orkestrą, kuris šiandieną prisijungė prie mūsų tam, kad šiek tiek jūs pakeltume į žvaigždės. Dar kartą jums labai ačiū, kad šiandieną subuvot, sudalyvavot. Ir dar kartą jums sakome, vaikai, ką sakome? 3, 2, 1. Ir plojimai jums dar kartą. Patys nuoširdžiausi plojimai. Ir dabar noriu pasakyti jums labai ačiū ir mes jūs atgal išlydime į jūsų vietą. Tai yra į jūsų mokytojų vietą pasivaišinti. Prašome, ačiū jums labai.